Kaip sveikai ir ilgai gyventi. Priežiūrėdami toliau, atsakykite savo, ar esate visiškai sveiki. O jūsų tėvai ir seneliai? Galvojate, kad amžius jau toks? Ar žinote, kad 1996 metais Japonijos sveikatos apsaugos ministerija pervadino senatvės ligas į gyvenimo būdo ligas? Tad kaip gyventi, kad sveiki sulauktumėte 100 metų? Imunitetas tai žmogaus organizmo gebėjimas apsisaugoti nuo mikrobų, virusų, parazitų, svetimų baltymų ir kitų medžiagų bei užkrėstų, senų ar sergančių organizmo ląstelių, įskaitant vėžines ląsteles. Iki 5 metų imunitetas formuojasi, tad įprastai būna stiprus, organizmas pašalina visas kenksmingas medžiagas pats. Su amžiumi imunitetas silpnėja, kaupiasi toksinai, atsiranda nuovargis, ligos. Blogiausia, kai toksinai patenka į ląstelę, kur yra DNR. Stipriam imunitetui statyti reikia plytų, amino rūgščių, iš kurių 8 yra nepakeičiamos, kitas mūsų organizmas sugeba pasigaminti pats. Mineralai ir mikro bei makroelementai tai statybininkai, sudėliojantis viską į vietas. Vitaminai prižiūri, kad viskas vyktų taip, kaip reikia, omega-3 rūgštis lyg apsauginiai, o fermentai lyg boksininkai gina statybų aikštelę. Fizinis aktyvumas, poilsis ir tinkama mityba atrodo viskas labai paprasta. Tik mityba tai ne maistas, kurį valgome, o tai, kas pamaitina mūsų ląsteles. Savo genų, ekologijos, medicinos paslaugų ar net savo gyvenimo aplinkos nelabai galime kontroliuoti. Tačiau net 50% mūsų sveikatos yra mūsų pačių rankose. Nitratai, pesticidai, konservantai, elektromagnetiniai laukai veikia mus kasdieną. Vien chemikalai namuose 3 kartus labiau kancerogeniškai kenksmingi nei rūgštiniai lietūs ir ozono skylės kartu sudėjus. Stresas kuria toksinus. Jo neišvengsime, auksinėme narvelėje neužsidarysime. Belieka stiprinti imunitetą. Įvairių medžiagų mums reikia tam tikromis proporcijomis, tinkamu laiku, tinkamai organizmo vietoje. Jei stiko pritrūksta, procesai pradeda šlubuoti ir atsiranda skylė sienoje. Kalcio trūkumas yra osteoporozės, dantenų uždegimo, artrito, padidėjusio kraujospūdžio, mėšlungio, PMS, juosmens skausmų ir daugelio kitų ligų priežastis. Dabar jau daugelis žino, kad vėžio prevencijai reikia vitaminų C ir E, beta-karotino ir seleno. Tačiau mokslas žengia toliau ir profilaktikai pataria vartoti flavonoidų bei kruciforų turinti maistą. O paprastai tariant, daug pačių įvairiausių daržovių. Jūs negausite daug informacijos apie profilaktiką iš gydytojų, nes jei nesirgsite, neturės darbo jie ir visa farmacijos pramonė. Todėl pas mus nėra taip paprasta išsitirti, kokių medžiagų trūksta jūsų organizmui. Mūsų organizmo ląstelės kaip ir gėlės. Reikia laistyti, maitinti, stebėti, kad jų neužgožtų piktžolės. Tuo tarpu mes dažniau atidžiai stebime piktžolės, tai yra ligas. Barstome nuodais bei cheminėmis trąšomis, tai yra vaistais. Esame taip įsitraukę į kovą su lygomis, piktžolėmis, kad apie ląsteles, gėles pamirštame. Kartais atrodo, kad labiausiai gąsdinanti liga yra vėžys, tačiau Lietuvoje žymiai didesnė problema yra kraujagyslių ir širdies ligos. Kas įdomiausia, kad daugiau kaip prieš 100 metų širdies priepuolių nebūdavo. Pirmasis miokardo infarktas aprašytas tik 1912 metais. Chroninių susirgimų skaičius tik auga. Kasgi pasikeitė, kad tobulėjant medicinai, ligų tik daugėja. Mūsų proseneliai dirbo laukuose, žvejojo, medžiojo, vaikščiojo pėsčiomis, valgydavo gausiai, o tokiame kiekyje buvo pakankamai reikiamų maistinių medžiagų. Mokslininkai mano, jog mūsų protėviai valgė 3 kart daugiau vaisių ir daržovių nei mes. O dabar turime distancinius pultus, mašinas, liftus, lėktuvus, laikomės dietos. Net jei sportuojame pakankamai ir valgome daugiau, iš maisto vis tiek nebegauname visų reikalingų medžiagų, nes pačiuose produktuose jų trūksta. Per ilgą laiką jų sumažėjo dirvoje, kuri tręšiama ne 60 reikalingų mineralų, o 3. Vilties, kad situacija pasikeis yra. Štai Turkijoje vyko eksperimentas, kada papildomai tręšiant cinku ne tik išaugo maistingesnis, bet ir gausesnis derlius. Pasaulio bankas paskaičiavo, kad tręšdami žemę ne 3 pagrindiniais elementais galima 5% padidinti bendrą vidaus produktą, 10% padidinti žmonių intelektinės galimybės ir pakelti darbuotojų produktyvumą nuo 30 iki 70%. Atrodo iš fantastikos srities?
Patikrinkite informaciją, įsitikinsite. Dabar net mėsa yra kitokia. Gyvulius maitinant grūdais, kombinuotais iš pašarais, žuvų bei kaulų miltais, profilaktiškai duodant antibiotikų, yra pakitusios aminorūgščių proporcijos. Svarų indėlį, sumažinant maistingų medžiagų kiekį, padaro ir maisto pramonė. Kai iš grūdų išvalomos sėlenos, netenkama visos ląstelienos, didesnės dalies vitaminų ir mineralų. Kurgi keliauja visas tas vertingas maistas? Gyvuliams šerti. Dėl to gyvuliai neserga osteoporozė, diabetu, Alzheimerio liga. Sveiko gyvenimo pagrindas – fizinis aktyvumas. Ir čia jums niekas kitas negali padėti. Svarbu žinoti, kad mums vertingi tik nevalyti grūdai, tad balta duona ar makaronai neduoda mums taip reikalingų nuo 6 iki 9 porcijų per dieną. Porcija tai saujelio grūdų ar riekio duonos. Tikriausiai tokia pat prasta padėtis yra ir su vaisiais bei daržovėmis. Jų per dieną turėtume suvalgyti nuo 0,5 iki 1 kilogramo. Tik būkite sąžiningi. Vieno tyrimo metu žmonės nes 33% pervertino jų vartojamą vaisių ir daržovių kiekį. Baltymų mūsų maiste netrūksta, tačiau tikrai trūksta žuvies, kurios per savaitę reikėtų valgyti bent 3-4 kartus. Nuo apie cukrų ir riebalus belieka tik patylėti. Sakysite, gyvenu ekologiškai ir sveikai? Vasarą savas daržas gali pagelbėti, bet žiemą lieka tik bulvės, morkos, kopūstai, burokėliai ir obuoliai. Na gerai, dar ropės ir moliūgai. Ir dar prisišaldėte visą šaldiklį savo rinktų uogų. Tik sakykite, kiek kovo mėnesį jūsų ekologiškoje morkoje yra likę naudingų medžiagų. Vien papildais gyvas nebūsi, tačiau jei valgai mažai žuvies, būtina gerti omega-3. Esate alergiškas grūdų gliutenui? Gaukite naudingusius lipidus ir sterolius iš papildų. Jei valgote mažai vaisių, rinkitės atitinkamus papildus. Renkantis papildus svarbu prisiminti, kad stebuklingi grybai, ragai ar nagai tai ne tai, kuo mes maitinamės. Bet svarbiausia, kad nesirinktumėte sintetinių invalidų. Štai vitaminas C sudarytas iš 7 izomerų, sintezuotas tik 1. Vitaminas E iš 8 tokoferolių, sintezuotas tik 1. Skirtumą vartojant papildus lengviau pastebi žmonės jau turintys sveikatos problemų. Tačiau apie imunitetą smagiausia prisiminti tada, kai kelis metus nesirgsite.